Gargždų miestas yra įsikūręs ant Minijos upės kranto vakarinėje Lietuvos dalyje, šalia Klaipėdos su vieninteliu ir neužšąlančiu jūriniu uostu. Čia, Žemaitijos pakraštyje, iš nedidelio pasienio miestelio išaugo Klaipėdos rajono administracinis centras, vienintelis Respublikoje šių teisių neperleidęs kiek vyresniam pagal amžių respublikinės reikšmės miestui Klaipėdai. Gargždams savivaldos privilegiją karalius Stanislovas Augustas suteikė dar 1792 metais, įteisinęs miestelio nepriklausomybę nuo dvaro magdeburginėmis teisėmis ir herbu. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad prieš 750 metų ant aukšto kairiojo Minijos kranto stovėjo Gargždų pilis. Tai patvirtinama Kryžiuočių Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo žemių dalybos akte. Gargždų pilis nelygioje kovoje su kryžiuočiais buvo sudeginta. Miestas kūrėsi dešiniajame Minijos krante. 1510 metais karaliaus Žygimanto Senojo leidimu Gargžduose atidaryta muitinė, kuri turėjo ir savo svarstykles. Vėliau XIX amžiuje Gargždų dvarą valdė garsus dvarininkas Renė. Jo rūmuose buvo didelė biblioteka, veikė muziejus su senienų rinkiniais. Seniausiai išlikę Gargždų miesto pastatai – koplyčia ir iš akmenų statyta varpinė. Beveik visas miestas, 253 pastatai, sudegė per 1939 metų kilusį gaisrą. Kad aš gimiau, dabartinė Basanavičiaus gatvė vadinamos Jeruzalės uličių. Kalbinės jaunikaitė labai gudrauoja, kalbant savo driskiumą, kaliošus nešioja. Tai kasmet. Jo. Nu aš 14 gimėjimą, bet ją prokau gal. Paskutiniais dešimtmečiais Gargždai buvo laikomi labai sparčiai augančių miestų ir palyginami nebent su Elektrėnais. Aš žinau štai ką, kad darželyje Saulutė yra toks berniukas Jonukas Jurevičius. Lanko šitą darželį. Tai 15,000 Gargždų miesto gyventojas. Patikėkit laimų! Kalno miestas, pakalniai upė, bažnyčia, paštas, maža kavinukė. Čia plačios gatvės, žaliuoja liepos, o miesto parkas pažaisti kviečia. Mokyklos, turgelis, knygynas, ledai. Aš čia gyvenu, čia mano Gargždai. Kasmet gražėjantis Gargždai pasipuošę žaliais gojais ir gėlynais.